Labas visom, na ką, skubu pasidžiaugti nauja atvykusią siuntą ir šį kartą yra nedažytų sruogų siūlai, išties prabangiomis sudėtimis, tai aš labai trumpai noriu apžvelgti, kokie siūlai atvyko. Noriu tik informuoti, kad kadangi tai yra nedažytos sruogos, tai spalvos yra tik tai tos vienos. Ir elektroninėje parduotuvėje būtent atsidurs vakare kažkur tai apie 18 valandą. Taip, tai iš karto rodo ir šiek tiek apie sudėtį papasakoju. Tai šioji sruoga iš tikrųjų netgi ir matosi per kamerą šilko žvilgesys. Tai bus 50×50 šilkas ir jako vilna. Tai štai tokia prabangi šioji sudėtis. Taip, toliau atkeliavo kiti su jako vilna. Štai, čia tokia pilkai ruda spalva, tai sudėtis yra 60% merino vilna, 20% šilkas ir 20% jako vilna. Toliau labai graži, ne veltui su kupranugario vilna, nes tokia camel spalva, grinai kupranugario spalva. Tai būtent šie bus 50×50, tai šilkas ir kupranugario vilna. Šitie žiauriai kosmiškai gražūs siūlai. Toliau atvyko su tvido efektų merino vilna, spalva tik tai šioji, sakyčiau, ganėtinai minkšti siūlai. Toliau atvyko, čia bus merinas merinas ir šilkas, tai čia bus 56% merino vilna ir 44% šilkas. Toliau. Taip. Toliau. Žiūriu. Baltutėlė tokia spalva. Čia bus, aš galiu sakyti, kad kojinėms skirti siūlai, tai čia bus merino vilna 80% ir 10 kašmyras ir 10% nailonas. Aš tai juos ėmiau būtent nailonas dėl tvirtumo šiek tiek ir būtent aš juos galvoju apie kojinių mezgimo siūlus, megzti kojiniam, bet be abejo tinka ir visiems kitiem mezginiam. Na ir, kažkas krenta. Na ir paskutinė pozicija, štai. Kaip atrodo, atvyko 70% alpakų vilna, šilkas bus 20% ir 10% kašmyras. Štai tokios prabangios sruogos atvyko į Patria siūlus ir tuo pačiu dar šiandien atvyko nedidukė siunta, būtent su kojinių siūlais. Aš šios kojinių siūlus jau esu turėjusi. Ir tikrai ne viena klientė jau iš jų mezgė kojines, gal ir ne tik kojines, ir tikrai pagirų šie siūlai sulaukė iš ne vienos klientės, kad labai geri, kokybiški ir tvirtai nešiojasi ir ilgai nešiojasi kojines. Paantrinti galiu ir aš, nes pati turiu iš šių siūlų kojines, kai aš dar turėjau anksčiau šios mezgimo siūlus, tai čia yra Fiberspace gamintojas Kupknits būtent pozicija. Čia yra merino vilna su nailono 25% ir čia yra 50 gramų sruoga, kur metražas yra 2,12 ir rekomenduoja 2,25 virbalus. Tai virbalo dydžius. Tai vienos sruogos užtenka iš esmės vienai kojiniai suaugusiam, tai jeigu planuojat megzti kojines, tai reikėtų pirkti 2 sruogas. Tai kažkaip tai pasigėdau savo elektroniniai parduotuvėje vienspalvių siūlų, tai iš ties pradėjau taisyti padėtį, kadangi tikrai nemažai yra vien margų, kalbant nuo kojinių siūlų iki kitų būtent siūlų.
Tai atsivežiau štai tokias spalvas. Čia tokia graži violetinė. Čia tokia, net nežinau, žalia. Va, vaikas sufleruoja, kad čia yra žalia spalva. Čia sakė raudona, bet jinai tokia labiau įbordinė. Ir tamsi mėlyna, sakė. Taip, tai čia tamsi mėlyna, su šiek tiek pabarstyta tamsesnėmis dėmelėmis, suteikia tokį irgi melanžinį efektą, kaip ir būtent šioji spalva. Tai štai. Tai visi siūlai šiandien į elektroninę parduotuvę nukeliaus būtent vakare. Dar skubu supakuoti savaitgalio ir penktadienio jūsų užsakymus. O šiuos jau siūlus jums siūsiu rytoj, tom, kurios užsisakys. Na ir dar tuo pačiu noriu paminėti, kad atvyksta Lana Gato siunta, kurioje irgi yra vienspalvių siūlų. Tai atsivežu ir super softų, nes nebeturiu. Vipų šiek tiek atsivežu, jau iš tikrųjų dabar, šiaip nemažai Harmony atsivežu ir yra klienčių, kurios laukia Harmony užsakiusios, tai noriu informuoti, kad šiandien siunta iškeliauja ir aš labai tikiuosi, kad penktadienį pasieks Patri siūlus ir nukeliaus į elektroninę parduotuvę. Tai tos, kurios laukia, jeigu penktadienį pasieks siunta, tai penktadienį ir iškeliaus. Tai kągi, bėgu aš darbuotis, jums gražios dienos. Smagaus pirmadienio, lengvo pirmadienio ir susitiksime kituose videose su kitomis siuntomis. Tai ate.